Sveiki mylėjai, man prieš akis didelė porcija avižų, kavos puodas ir po to aš važiuoju į salę treniruoti rankas super serijomis. Norite tai pamatyti? Žiūrėkite toliau. Užsipilsiu kuro iki pusės nukrenta ir aš jau pilu. Užsidėjau akinius, kad protingiau atrodyčiau. Super serijos yra tas treniruočių metodas, kai 2 pratimai daromi iš eilės be poilsio. Tai gali būti 2 pratimai tai pačiai raumenų grupiai arba skirtingoms raumenų grupėms. O šiandien treniruodamas rankas aš darysiu super serijas priešingoms raumenų grupėms, tai yra bicepsui ir tricepsui. Sekantis klausimas, nuo kurios grupės pradėti super seriją, ar nuo bicepso, ar nuo tricepso. Aš pradedu nuo bicepso dėl to, kad bicepsas yra mano silpnesnė raumenų grupė. Tricepsas nuo karjeros pradžios buvo dominuojantis, dėl to, kai pradedi super seriją, geriau pradėti nuo tos grupės, kuri yra silpnesnė, tam, kad super serijos pradžioje tą didesnį energijos kiekį lygiai įdėtum į silpnesnę grupę. Visus šitos paaiškinimus filmuoju lauke, nes įėjus į salę, ten jau skamba muzika, ar tada muzika kertasi su autorinėmis teisėmis, tada kai video nori patalpinti į YouTube. Kiek serijų ir pakartojimų daryti? Treniruodamas rankas paprastai darau 3 super serijas, tai reiškia, kad bus 3 pratimai bicepsui ir 3 pratimai tricepsui. Jie apjungti, kaip minėjau prieš tai. Pačių serijų skaičius vienoje super serijoje būna nuo 3 iki 4, pakartojimų skaičius tarp 8 ir 15. Pirmą seriją paprastai pradedu nuo mažesnio svorio, su kuriuo atlikinėju po 15 pakartojimų. Antroje serijoje svorį padidinu, būna 12 pakartojimų, trečioje vėl padidinu ir būna tarp 8 ir 10 pakartojimų. Bet pati treniruotė yra daroma pump režimu, treniruojantis super serijų pagalba. Nereikia kelti didelio svorio ir galiausiai, kai yra apjunginėjami 2 pratimai ir daromi be poilsio, tai didelio svorio saugiai ir techniškai ko gero ir neišeitų pakelti. Na ir dar vienas įspėjimas, kad super serijos yra skirtos pažengusiam sportininkui, tam, kuris pradeda treniruoti. Super serijos nėra prasmingos, dėl to, kad toks žmogus pirmiausia turėtų išmokti tiesiog techniškai paprastai atlikti pratimus, atlikti prastas serijas. Super serijos reikalauja šiek tiek didesnio tempo ir reikia gebėti pratimą atlikti vis dar techniškai, ypatingai antrą pratimą tuo metu, kai esi jau šiek tiek pavargęs po pirmojo. Super serijų negalima naudoti kiaurus metus arba ilgą laiką, tai yra padidinto intensyvumo metodas, kuris yra efektyvus, bet kuris taip pat organizmą labiau ir vargina. Dėl to, kalbant apie padidinto intensyvumo metodus, ne tik super serijas, bet ir kitus, yra rekomendacija nenaudoti jų daugiau negu 3-4 mėnesius per metus. Aš pats super serijas naudoju 2 atvejais. Pirmasis, kai yra pasirengimo kultūrizmo varžyboms laikas ir kai reikia treniruotis šiek tiek intensyviau, bet vėlgi tą daryti tik tai ribotą laiką, tuos mano minėtus 3-4 mėnesius. Antrasis atvejis būna tiesiog bet kada metuose, kai aš turiu ribotą laiką treniruoti, trumpą laiką, kartais būna 30 arba 40 minučių ir super serijų metodą lengviausia ir patogiausia taikyti treniruojant rankas arba pečius. Na ir šios dienos specifika yra ta, kad aš noriu parodyti super serijų pavyzdžius, 3 super serijų pavyzdžius, kuriuos jūs galėsite atlikti bet kurioje salėje, kurioje treniruotės. Kodėl tai sakau? Dėl to, kad ta salė, kurioje aš treniruojuosi ir ta salė, kurioje jūs treniruositės, arba ta salė, kurioje aš treniruosiuosi ne šiandien, o rytoj, jau gali skirtis. Gali skirtis įranga, kuri salėje yra, ir taip pat gali skirtis įrangos išdėstymas. Ir tokiu atveju ne visada būna patogu pereiti nuo vieno treniruoklio prie kito arba nuo vieno svorio prie kito svorio. Tai aš parodysiu tuos 3 variantus, kuomet jums nereikia pereiti nuo vieno suoliuko prie kito treniruoklio arba nuo vieno treniruoklio prie kito treniruoklio ir jūs galite būti tikri, kad bet kurioje salėje jūs šitą super seriją galėsite be sunkumų įgyvendinti. Po dušo reikia užsidėti kepurę, kad neperšalti. Taigi aš kiekvienos kombinacijos parodžiau po vieną seriją. Visas 3 serijas rodyti arba 4 nėra prasminga, nes viskas yra tas pats, tiesiog nuo 1 iki 3 arba 4 priklausomai nuo to, kiek darau keliamas svoris. Didėja pakartojimų skaičius, šiek tiek mažėja, kaip minėjau, pakartojimų skaičius pirmoje būna tarp 12 ir 15, finalinėje tarp 8 ir 10 didesnio svorio neimų, darydamas super serijas arba kitaip kalbant, mažesnio pakartojimų skaičiaus tokiu atveju nebūna. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad šitas mano pasidalymas savo patirtimi jums taip pat pravers ir jeigu taip ir yra, prenumeruokite kanalą.
Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, apačioje dalinuosi nuorodą, kur yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspavliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.